Sveiki! Šį kartą norėčiau pristatyti keletą fizinių pratimų asmenims, esantiems 5-6 savaitės po kelio raiščių ir meniskų plyšimo operacijų. Šiuo etapu didžiausias dėmesys skiriamas kelio stabilizavimui bei raumenų jėgos didinimui. Pradedame nuo atsistojimo iš sėdimos padėties. Pradžioje galime naudoti aukštesnę kėdę, tik svarbu, kad pėdos pilnai remtųsi ant grindų. Rankas galime sukryžiuoti arba ištiesti priešai save. Ir pabandome pastatę pėdas pečių plotyje atsistoti. Pilnai išsitiesiame ir pilnai atsisėdame. Atsistojame ir atsisėdame. Taip pat būkime tikri, kad kėdės yra stabilios ir nepavažiuos jums atsisėdus ar atsistojus. Pasunkinimas gali būti, kai mes atsisėdame ant kėdės krašto. Pėdas pastatome šiek tiek į priekį, rankas vėl sukryžiuojame arba ištiesiame priešai save ir vėl pabandome atsistoti iš sėdimos padėties. Ir saugiai atsisėdame. Atsistojame ir atsisėdame. Dar sunkesnis variantas gali būti, kai atsistojame iš sėdimos padėties, o grįžtant nepadedame sėdmenų ant kėdės ir vėl atsistojame. Ir turime pritūpimą. Pratimą atliekame po 10-20 pakartojimų 3 kartus keletą kartų dienoje. Kitas pratimas – kelio stabilumo gerinimai. Mums reikės laiptelio, tinka ir paprasti namų laiptai, tada reikėtų atsistoti šone. Pastatome koją ant laiptelio, mes naudojame stepą. Dėl pusiausvyros galime pasiimti lazdelę ir prisilaikyti arba laiptelį pasistatyti prie sienos. Kojas pastatome vienoje linijoje ir šiuo atveju dešinės kojos raumenimis pakeliame kūną, ištiesiame koją per kelį ir koją nuleidžiame. Stebime, kad mūsų kelio sąnarys nekryptų nei išorę, nei į vidų viso pratimo metu. Labai lėtai koją ištiesiame, užfiksuojame ir lėtai koją raumenų pagalba nuleidžiame. Pratimą atliekame po 10-20 pakartojimų 3 kartus keletą kartų per dieną. Kitas pratimas – stovėjimas ant vienos kojos. Atsistojame ant pažeistos kojos. Pradžioje geriausiai turėti atramą šalia savęs. Tai gali būti siena, kėdė ir pasistengti išstovėti tiek, kiek išeina. Pasiekus minutę, pusantros iki 2 minučių galima sunkinti, tai yra mažinti atramą arba didinti nestabilumą po kojomis. Tam puikiai tinka nestabili plokštuma. Atsistojame ir bandome išstovėti. Visą laiką galvojame apie savo kelio sąnarį, kad jis nekrypsta į kairę į dešinę, yra stabiliai vienoje linijoje su pėda. Šitą pratimą atliekame 3-5 kartus, stovint nuo 1 minutės iki 2 keletą kartų per dieną. Sekantis pratimas – prie sienos. Atsistojame nuo sienos per porą pėdų, įsiremia nugarą, pečiais, galva tvirtai prie sienos ir pritūpiame tiek giliai, kiek galime išlaikyti padėtį 30 sekundžių. Ramiai įtūpiame ir laikome. Norint pratimą padaryti sudėtingesniu, pritūpimas turėtų būti gilesnis. Šitą galime pasiekti palaipsniui. Pratimą atliekame 3-5 kartus, laikant po 30 sekundžių, kartojame keletą kartų per dieną. Kitas pratimo variantas galime atlikti su nedideliu arba džimnik kamuoliu. Pasiėmėme kamuoliuką, pasidedame apatinėje nugaros dalyje, įsiremiame tvirtai į sieną ir atliekame pritūpimą, patogu ir laikome šitą padėtį 30 sekundžių. Praėjus 30 sekundžių atsikvepiame, išsitiesiame, pailsime 30 sekundžių ir darome antrą seriją.
Kitas pratimas – blauzdos raumenų jėgos didinimui. Pasistebimai. Dėl saugumo pradžioje galime atlikti pratimus netoli sienos ar šalia kėdės. Pradedame nuo pasistebimų abiejomis kojomis. Pasistebėme, užlaikome ir nusileidžiame. Pasistebėme ir nusileidžiame. Jeigu jums pavyksta pasistiebti vieną koją, galime pasisunkinti ir pratimą atlikti vieną koją. Pasistebėme, 1, 2 ir nusileidžiame. Pasistebėme ir nusileidžiame. Taip pat šitą pratimą galima atlikti ir be atramos. Pasunkintas pratimo variantas ant laiptelio. Patogiausia šį pratimą atlikti su avalyne. Pastatome apie pusę pėdos ant laiptelio, pradžioje su prisilaikymu ir abiejomis kojomis. Pasistebėme ir nusileidžiame. Pakeliame kulnus ir nusileidžiame. Pasunkintas variantas – pasistiebimas viena pažeista koja. Pasistebiu ir nusileidžiu. Pasistebiu ir nusileidžiu. Pratimą atliekame po 10-20 pakartojimų, 3 kartus, keletą kartų dienoje. Kitas pratimas – dubens kėlimas. Atsigulame ant nugaros ir kojas užkeliame ant sofos, lovos, kėdės, ant stabilaus paviršiaus arba galime naudoti gimnastikos kamuolį. Pastatome pėdas ir sutraukdami sėdmenų raumenis iškeliame dubenį į viršų, palaikome šitą poziciją iki 5 sekundžių ir lėtai ramiai dubenį nuleidžiame. Įkvepiame ir iškvepiant iškeliame dubenį į viršų, užfiksuojame ir ramiai dubenį nuleidžiame. Pratimą kartojame po 10-20 pakartojimų, 3 kartus, tarp serijų atlikdami 30 sekundžių pertrauką ir pratimą galima atlikti keletą kartų per dieną.